posėdžio pirmininkė, gerbiamas vidaus reikalų ministrė, žinutę siunčiu ir susisiekimo ministrui ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į augančią ir nebekontroliuojamą iš esmės pėsčiųjų saugumo problemą mūsų miestuose ir miesteliuose. Maisto pristatymo veikloje naudojami elektriniai dviračiai, paspirtukai beveik visada važiuoja pėsčiųjų zonomis dideliu greičiu, nepaiso pėsčiųjų pirmumo, o didžioji dalis šių priemonių akivaizdžiai techniškai modifikuotos ir kartais viršija leistino greičio specifikacijas. Vis dažniau pėstieji patys priversti perspėti pavojingai važiuojančius asmenys, laikytis kelių eismo taisyklių ir naudotis dviračių juostomis vietoje pėsčiųjų. Ta padariau vakar ir sulaukiau padėkos ir tą darau kasdien. Taigi, prašau informuoti, kokių veiksmų imasi vyriausybė ir kitos institucijos dėl kritinės eismo saugumo požiūrių situacijos kontrolės ir prevencijos. Kaip užtikrinama, kad kurjeriai būtų šviečiami ir supažindinami su Lietuvos kelių eismo taisyklėmis ir pėsčiųjų saugumo reikalavimais? Ar planuojate griežtesnę elektrinių mikrojudumo priemonių techninę kontrolę ir atsakomybės taikymą bei priemonės konfiskavimo mechanizmus įgyvendinti? Taip, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, problema tikrai yra, egzistuoja, būtent po to seno galbūt sprendimo, kol nebuvo infrastruktūros, buvo įleisti į pėsčiųjų takus dviratininkai, įleisti kitų mechaninio transporto priemonių naudotojai ir po to atsirado šiandien toks konfliktas. Todėl aš manyčiau, kad mes turim grįžti iš pradžių prie tai, kad galbūt tai laikas, dėl to, kad infrastruktūra per tą 20-metį, kada tai atsitiko, tikrai išsivystė, galbūt atėjo laikas, jeigu ne visus dviratininkus, bet tos elektrinius dviratininkus iš vis išimti iš dviračio takų, kad jie negalėtų naudotis dviračiais, dėl to, kad kontrolė faktiškai galima, bet reikalautų didelių resursų. Ir iš tikrųjų, ar pasieksim to lygio, greičiausiai ne, kada pėstysis būtų saugus savo tikrai infrastruktūrai, kuria jam yra tik ir skirta. Todėl manau, kad šitas klausimas tikrai turi būti svarstamas artimiausių metų. Mes su susisiekimo ministru planavom saugos komisijos posėdį ir galėsim iškelti tą klausimą į komisijos darbotvarkę tam, kad apsvarstyti. Tikrai pritariu, kad pavojų yra nemažai.